16 metų agronomo patirtis leido suprasti ir suvokti, ko augalams reikia, kad jie žaliuotų. O tai nėra vien tik sezoninis tręšimas. Kaip ir mes žmonės stengiamės valgyti kuo įvairiapusiškesnį maistą, taip ir vejai neužtenka vien tik sezoninio tręšimo vasarinėmis trąšomis. Taigi sukūrėme šį rinkinį, kuriame yra 2 produktai skirti dirvožemio gerinimui, 3 produktai mitybai per lapus. Nors kiekviename rinkinyje yra ir naudojimo instrukcija, visgi sulaukime klausimų, kaip, kada, po ko panaudoti rinkinį. Po tręšimo, kai išbiriamos trąšos, į purkštuvą, kuris yra pripildytas vandens 10 litrų, supilama 1 ir 2 buteliukus, tolygiai išpurkškime visame vejos plote ir galime netgi pajungti laistymą, kadangi vanduo reikalingas tiek trąšom ištirpinti, tiek šių produktų nukeliavimui į šaknų zoną. Kitoks likusių produktų panaudojimas yra antrajam purškime, kadangi augalai turi būti sausi ir 4 valandas nelyti. Tai reikalinga dėl to, kad tai yra purškimas skirtas mitybai per lapus. Šį rinkinį rekomenduojame panaudoti vejai aktyviai vegetuojant. Balandžio vidurys, rugpjūčio vidurys. Venkite šalnų, jeigu tokios nusimato, arba didelių karščių.